Nes klausai, kodėl pildosi vienos svajonės, kodėl ten nesipildo kitos svajonės. Ir aš atsiminiau, kaip man buvo labai įdomu, kad patvirtinimą va gauti, žinai, kodėl gyvenime kažkas vyksta taip ir kodėl gal kitaip. Ir aš svajojau ir aš visiškai jokių lūkesčių neturėjau, net ir svajojau gal ne pagal tas visas taisyklės, o tiesiog, nu taip, kaip taip norėčiau, žinai, tiesiog laidą vieną va mačiau. Ir pamačiau žmogų, kuris pasakoja apie keliones, visi man labai patiko, taip būtų labai įdomu su juo pabendrauti. Va taip aš tik pasakiau, žinai, pažiūrėjau, nu va, įdomus žmogus, būtų įdomu pabendrauti. Ir aš važiuoju į vieną kelionę, atsisėdu, man ten vieta buvo paruošta pačioj pirmoje eilėje autobuse, žinai, ten toksai žurnalas padėtas apie keliones, aš atverčiu, žiūriu, tas žmogus, apie kurį, žinai, kažkada norėjau, galvojau, taip atsisuku. O, gidas, čia tas. Galvoju, tai matai, kaip svajonės pildosi. Tiesiog va taip va panorėjau ir nieko kažko tokio didelio nedariau, o taip pildosi.